Pam. Gerai. Ja, aš atsimenu paskutinį kartą, kai mes filmavom podcastą. Tada, kai... Du kartus. 2 kartus. O tai man tai gal perfilma. Perfilma. Net nebuvo klausimų nei kodėl, nei ką. Tai techniškai tai esi jau trečią kartą įrašinėjom. Yeah. Ja, ir esi pirmas žmogus, su kuriuo aš įrašinėjau studijoje. Ir buvai pirmas žmogus, kuris užėjo į studiją į svečius, kada aš dar įsirenginėjau. Tai malonu. Padarysime apšilimą jai. Papasakoju apie savo žiemą. Kaip tavo buvo žiema praėjo? Ilga, jaučiu ilgiausia žiema ir daugiausiai šalių ir kalnų skirtingo aplankyta. Ką aplankiai? Tai mes pradėjom pačią pradžią. Ir šiaip aš turėjau nuo pernai metų planą šiemet nusipirkti splitboardą. Tai jo yra lenta, kuri dalinasi slidės, kad galėtum kilti kalną, kad nelipti peškom, nes labai sunku per tą sniegą, kad lipti kalną ir tada galėtum daugiau offroadų važinėti. Nes aš pernai, kai dirbau Italijoje, tai labai daug gražių šlaitų pamačiau ir kažkaip šiemet galvojau, kad noriu tenais, ačiū, jo, kad noriu daugiau jų pavažinėti. Tai jo, tai pasėmiau tą splitboardą ir tada kaip tik High Mountainsai, hebra mūsų, kur dirbu žiemą su jais, pradėjo organizuoti kelionę į Gruziją, į Bakhmarą. Tai aš pradžiui laužiaus, bet tada sakau, važiuojam. Ja, aš atsimenu tavo Instagramus ir stories ir man reikės ir Reelsą galbūt įkelnės. Ten atrodo, belenkiek sniego. Jo. Ir net pavydu buvo, nes man reikės visai ankstyvas dar žiema buvo. Jo, tai va ten kaip ir yra tas sezonas prasideda gruodį, nes šalia jūros yra ir ten gan didelis kiekis kritulių būna. Tai jo, mes ten atvažiavom ir kaip tik atvažiavom po didelės audros, kad kelias dienas visas miestelis buvo uždarytas. Ir tai mes kai atskridom, aš to nežinau, bet kai atskridom į patį miestelį, dar jie nebuvo tikri, ar mus kels į patį kurortą, nes buvo tiek prisnigę ir tie keliai ten po 1,5 metro sniego, kad neįmanoma pravažiuoti. Tai mus davežė iki kalno ir tenais persėdom su visais daiktais į retraką ir su retraku stūmė kelią ir valandą dar važiavome visą kalną. Tai realiai jau nuo 1 metrų ten turėjom daug šviežio sniego. Ja, aš mačiau, kad jūs ten ir gyvenot be elektros. Be elektros, be ryšio, be karšto vandens, jo, be šildymo, tai toksai išgyvenimo laukinės sąlygos buvo. Ir čia buvo pirma kelionė su tavo jo, asmeninis splitboardu. Jo. Pirmas. Tai pašventinimui pats tas. Jo, tai visi ten ir važiavom 6 ar 7 ir kiti irgi darbymetis prasidėjo, sako, oi, mes čia gal ne visas dienas lipsim, nes turim dirbti, nemažai darbų. Opa, atvažiavom, interneto nėra, ryšio nėra, tai tu nenori, tu net negali nieko įspėti, nieko negali padaryti, nes tu iš kurorto išvažiuoti negali, nes per daug sniego retrakas išvažiavęs nesusisieksi, nu ir sėdi 5 dienas tenais uždarytas. O kaip sekant toliau žiema tavo, nes tu ir Prancūzijoje buvai Italijoje. Jo, tai tada grįžom į Lietuvą po tos kelionės, 2 savaitėm per šventės, per Kalėdas ir Naujaką išvažiavau į Italiją, Latuilą, ten kur pernai praleidau 12 savaičių, tai padirbau ten 2 savaitės ir tada tiesiai iš tenais važiavau naują kurortą į Tignes, Prancūziją. Tai irgi buvo naujiena tokia man, truputį baisoka ir aš to kurorto niekada nebuvau girdėjęs ir kažkaip nepasiskaičiau apie jį, gal, neįsivaizduoju, kur važiuoju. Kažkoks negirdėtas, tai gal, toks sausau. Bet nuvažiavau, tai man jaučiu pats fainiausias kurortas, pati fainiausia vieta Alpėse, kur esu buvęs. Nes tikrai didelis kurortas, 300 km trasų, susijungia su Val d'Isère dideliu miestu, yra gal 3 kalnynai, kur tu gali iš vieno perskelti kitą, dar kitą, 2 ledynai. Gyvenom 2 km aukštyje, galėjom keltis iki 3,5. Sniego daug buvo sausi, žmonių palyginus netiek daug, nes tarp šventinis laikotarpis, kai dar nėra vaiko atostogų, tai wow, ir daug šviežio sniego gavau, ir parkai ten pastatyti geri, tai žiauriai paliko įspūdį, tai va tikiuosi, jeigu dirbsiu kitais metais, tenais irgi grįšiu. Ir aš turėjau progą šiemet aplankyti dar Italijai. Latuilė ar Latuilė? Kaip reikėtų sakyti? Kaip pavadinsi, nepagdeniškai nei italas, tiksliai nepasakysi. Ja, tai ten teko tave aplankyti ir pamatyti realiai, kaip tu dirbi su didžiulė žmonių grupė.
Nemažas. Ja, kas man iš tiesų labai keista, nes aš tai pažįstu jau daug metų Jo. ir niekada neįsivaizdavau, kad tu galėtum valdyti, kiek ten buvo, 50 žmonių? Kažkur. 50 žmonių grupė. Aš irgi neįsivaizdavau, kol pirmą savaitės neišvažiavau ir dar vis galvoju, ką aš dabar reikiu, kad man kartais save reikia prižiūrėti, o čia dar turiu 50 žmonių, tai toks... Ar turėjai kažkokį pasiruošimą tam, prisimink savo pirmą grupę, kuri pas tave atvažiavo? Jo, tai vat buvo, gan visai geras pasiruošimas buvo, nes mes su ofisu, su High Mountainsais, prieš visą mano darbą išvažiavom, mane ir kitą vadovą pasiėmė ir vat ofisas, važiavom į Latvylo kurortą apsižiūrėti viską. Tai tenais nuvažiavom ir ten kas jau yra buvęs, kas dirbęs, tai man viską papasakojo, visą schemą, tai aš plius minus žinojau, ko tikėtis, ko lauktis, tai man daug drąsiau buvo. Ir va mano brolis, kadangi dirba, jis irgi ten yra buvęs, tai tokių visų klausimų, kur šokas, ką čia daryti, aš galėjau jam parašyti ir gaudavau atsakymą, tai toksai buvo daug ramiau ir turėjau tokį petį, į kur atsiremti. Na, galiu tik tai pagirti, nes bent jau aš tau tikrai daug rašiau per tą savaitę dėl įvairiausių dalykų. Tai tikrai atsakei kiekvieną klausimą. Tingiausi. Tai labai, labai gerai kelionė. Šiaip visa ta pati kelionė buvo tokia, iš mano pusės, tai buvo įvairių nuotykių. Jo, jūs ten gerai irgi ir su ski patruliais, su sniego motociklu grįžom, tai... Ko aš pats per tiek savaičių nesudaręs. Bet tą pačią dieną ir tu su ski patruliais grįžai tik iš šitos kalno pusės. Kur aš atvariau vėliau iš kalno. Taip. Jo, ir tada trasos užsidarinėjo ir mane pagavo, sako, važiuoju. Tai aišku, aš jau nenoriu pasakoti apie kokios buvo man paskutinės 3 dienas, bet šnekant apie High Mountains, nes aš atsimenu High Mountains, Karolis pradėjo pakankamai seniai jau. 10-11 metų. Ja. Ir atrodo, kad jis labiau iš pradžių kaip ir, kadangi aš turėjau į Facebook'e drauguosi ir aš mačiau, kad jis labiau kaip draugams ir dabar jau tai išaugo į nemažą verslą. Kiek žmonių su High Mountains keliauja į kalnus kasmet? Apie 3,5, grubiai tariant, 3,5 tūkstančio. Tai yra tikrai labai daug, tai yra didžiausia slidinėjimo organizacinė agentūra Lietuvoje, tai tikrai ir kokybiškiausia. Be abejo. Nereklamuoju, negeriu, bet... bet galima užsiregistruoti jau dabar kitų metų kelionę. Nuo rugpjūčio vidurio jau reiktų žiūrėti, nes ten soldautas labai greitai būna, tai rugsėjau išparduota 80% kelionių būna, tai labai smagu, kad žmonės grįžta, dar kartą renkas, labai daug krypčių gali pasirinkti, tai... Ja, man reikės, kad aš kelionį įsigijau gal 1,5 mėnesio prieš ir tai buvo paskutinis 2 vietos. Pasisekė dar, kad galvoju. Ja, nes aš norėjau būtent ten pas tave, nes aplankyti visada smagu. Aišku, džiaugiuosi, kad šitą kelionę vis tiek buvo sėkmingesnė, negu paskutinį kartą, kada aš tave Austrijoje lankiau. Ja, tenais aš galėjau sniegų pasimėgauti 1,5 dienos, čia jau visą savaitę, tai jau daug geriau. Progresas yra. Dar šnekant apie High Mountains, iš esmės pagrindinis dalykas, kuris man atrodė mind-blowing, tai buvo Kazachstanas. Jo. Iš visų pasaulio vietų pabaigti sezonui Kazachstanas. Jo. How? Jo, ten jau nuo sezono pradžios kažkaip kažką žiūrinėjo, manau, jie ten pafolinė buvo puslapį vieną ir kažkiek jas tolkino ir jau pradėjo kažką užsiminėti, gal čia Kazachstaną, gal čia reikia organizuoti, aš taip, galvoju, Kazachstaną nesąmonė ir jie patys joko būdu viską pasakydavo ir taip, galvoju, whatever. Tai net neįsiguglinau, nežiūrėjau ir tada, ir kažkada vasarį, man atrodo, parašė ten grupę sukūrė ir sako, Simai, pradėk organizuotis, kad balandžio gale kažkada važiuojame į Kazachstaną. Ir man ten akis didelės, aš, laužiausi žiauriai, sakiau, tikrai nevarysiu, čia po sezono galo, pavargęs ir tai kalnuose daug atbuvęs, ten jėgų neturėsiu. Ir aš dar turiu, kad dažnai sezono gale kažką pasidarau savo, kažkokią traumą įsivarau, nes va šiemet irgi važiavau dar po visų darbų į Austriją, nes ten brolis dirba jaunesnis, variau aplankyti, Ernas va dar buvo slidinėje, tai variau aplankyti ir aš ten, kadangi jau nebedirbu,
nelabai saugosim, tai ir parkelį pavažinėjom ten slašas. Sezono pabaigoje. Sezono pabaiga jo, ir toks jau kūnas pavargęs, tai visą laiką kažką pasidarau, tai ten buvo 2 kartus va šonkulio kremzlę susilaužiau, kelią esu susivaręs. Nu ir šiemet sakiau, nevarysiu, čia sezono galas, noriu pasimėgauti nebijodamas Austrijai, kad po to nereiktų ten savisaugos režimu važinėti, nes čia tuoj kelionė į Kazakstaną. Nu ir jie visi tiek sako, Simai, nu žinok, rezervuokis važiuoja. Nu ir jau ten susipirko bilietus ir po savaitės aš tik tais, nu sakau, nu gerai, kažkaip įkalbėjo ten, pasikalbėjom, sakau, nu gerai. Po savaitės aš irgi pradėjau žiūrėti bilietus ir pasiėmiau. Jau buvo pabrangę, tai ten jokingai irgi skridom atskirai, tai aš atskirus bilietus pasiėmiau, tai atgal turėjau layoverį per Stambulą 22 valandų. Tai nusileidau 9 ryto, išskridau 7 ryto, kitą dieną, nes pigiau buvo, nes jau ganėtinai išbrango tie per savaitę bilietai. Kaip visa patirtis Kazakstane snowboardint, nes kiek aš esu matęs įvairių reportažų iš Kazakstano, ten labiau medžiojimas ereliais vyrauja, jeigu aš įsivaizduoju sniego kurortus. Jo, tai aš nieko neįsivaizduoju apie tą Kazakstaną ir aš, kadangi jau taip, ten kažkas kitas organizavo, tai pasinaudojau tą progą, nieko nesidomėjau, tik tais pažiūrėjau, kokios įrangos reikės susipirkom, o visą planą tik žinau, kad ten gyvensim aukštai ir lipsim aukštai ir kad po daug valandų lipsim. O ten kur, į kokius kalnus, į kokią vietą Kazakstane, tai neįsivaizdavau. Tai jo atskridom, bet atskridom į Almatį, tai didelis miestas, buvusi sostinė, ten 2 milijonai žmonių gal gyvena ir iš lėktuvo realiai nuėjom pavalgyti miestą į kavinę ir iš karto važiavome į kalną. Tai toksai gavosi, kad nelabai to miesto pasimatė, nu ir aš kadangi iš kalnų į kalnus, nu tai labai panašiai viskas atrodė. Ten kaip tik jų sezonas slidinėjimo buvo užsidaręs ir palikti keltuvai tik tais turistam pasižiūrėti. Nu ir va tokiems kitureriam kaip mes, kurie gali atvažiuoti ten ant kalno pagyventi ir laipėti. Nu tai ir užsikeliam ir pradžioj tie kalnai atrodė, nu ką žinau, kalnai kaip kalnai, nu ką ten naujo pamatysi, Nu, tai. kaip Alpės. Bet jo, nes pirmą dieną buvo apsiniaukusi. Tai atvažiavom ir vat, kas baisiausia dar buvo, kad iš tikro mes pakilom į 3,2 km aukštį, kas jau yra retas oras ir jau ta reikalinga aklimatizacija. Ir jo, mėgojom ant kalno jurtose tokiose palapinėse, tai irgi labai įdomus experiences. Ir pirmą dieną, nu man tas ir baisiausia buvo, kad gyvensim aukštai ir realiai kitą dieną iš karto lipam į kalną į 4 km, tai dar daugiau. Tai reikia fizinio pasiruošimo ir aklimatizacijai reikia bent jau poras dienų, kaip iš žmonių girdėjau. Pas mus nieko panašaus, patirties aukštų kalnų visi nelabai turime, įrangą naudotis irgi ten taip 50-50. Nu bet ką, atvažiavom ir jau vietai. Tai pirmą dieną pasidarėm labai tokį, nu buvo rūkas, nieko nesimatė, tai pasidarėm tokį aklimatizacinį lipimą, kad peškom su kojom, pasidarėm haiką 300 metrų į viršų ir atgal. Tiesiog, kad truputėlį prasijudintų kūnas, apšiltų, suprastų, kas čia vyksta. Ir kažkaip lipom ir visai visi gerai atsigavę buvo. Ir tas oro pojūtis nebuvo, kad truko oro ir kažkaip visai lengvai ėjosi. Ir gidai faini buvo, palaikė tokį tempą, kad nebėgtume, bet kartu ir turėtume tokį tempą, kad tas širdies ritmas labai geras. Irgi su laikrodžiu matausi. Tai buvo iš visų haikų, nes aš kai savarankiškai lipu, tai man atrodo, kad aš ten dabar pagalvojau, kad aš bėgu, nes pas mus laikas 107 būna širdies ritmas, o čia kai lipom su gidais būdavo 120-140, kas yra labai normalu. Jo, tu esi minėjęs man apie splitboardinimą, kad čia, sakai, geras kardio. Ja, bet nesikalna visą laiką. Aš lygiai taip pat, va dabar Aurimas, tas mūsų youtuberis, aš vis jo pavardės nemoku ištarti, kur Atlantą perplaukė. Ja. Jis į Everest lipa. Jo. Ir jis irgi dabar ten aklimatizacija, man regis kažkada jau turėtum šturmuoti. Aš mačiau, kad jie 6 km aukštyje dabar buvo. Jo, bet jie ten po to turėjo lipti į 7 ir turėjo leistis atgal. Ja, bet aš atsimenu, aš jo video žiūrėjau ir jisai išnekėjo apie tą peiso palaikymą, kad koja po kojos. Dar jisai, kada Pietų Amerikoje lipo į tą ugnikalnį veikiantį, jo. Tai jisai tada ir kalbėjo, kad reikia neskubėti, koja po kojos. Ir labai make sense, kodėl. Nes oras retas ir retas, jo. Ir atrodo, kad tu lėčiau, nes tu kai bėgi, tu paeini, tada tau reikia atsistoti, kad
prisivytum savo kvėpavimą, pailsėti, įsikvėpuot. O kai lėtai ėjom, tai mes irgi ten ėjom ir aš galvoju, nu, kas čia per lėtas tempas. Vos ne į priekį slidės daužausi, bet tada supratau, kad kokias lipi 4 valandas ir visiškai nepavargsi, tau nereikia sustoti ir gan didelį atstumą. Nueini ir dar net sveikiau ir greičiau gaunas, negu kad greitai einant ir dažnai stojant atsikvėpuoti. Aš šitą lygiai taip pat ir su bėgimu pastebėjau, nes dabar mokusi iš naujo bėgti, nes man irgi būdavo, kad aš bėgu 108-109, Kas jau čia tokia... 10 km galiu nubėgti, bet I'm dead. Tai. O dabar pradėjau mokytis, palaikau, kad būtų 100 km, 100 pm antroji zonai. Visiškai kitą dieną aš galiu paeiti, normaliai vaikščioti, ko anksčiau būdavo, kad 3 dienas pabėgimo. Ir jaučiu daugiau nubėgti gali negu 10 km. Nu, kol kas dar atstumai maži, nes I'm getting back to that. Bet pati savijauta, kur atrodo, kad tu gali visai ramiai bėgti. Ir tas jausmas, kad tu po bėgimo gali dar kažką nuveikti. Dar gali kitą dieną atsikelti iš lovos normaliai. Nėra kad raumenis, netokie. Ja, tai aš šitą pastebėjau irgi, šnekant apie peiso palaikymą. Taip. Tai jo, kartais peiso palaikyti ramesnį yra toliau nueisi. Tai va, man tokiam kaip visur bėgančiam tai buvo naujiena ir jo, išmokau lipti per naujo kaip ir. Tai gerai, tai pirmą dieną buvo apsiniaukęs, jo, pirmą apsiniaukęs, aklimatizacija, nieko nesimato, tiesiog užlipom į kalną, fainai. Bet kas buvo faina, kad snigo, ko lipom visą laiką snigo ir jau geras ženklas ir tas sniegas toksai purus ir mes ten su tom lasdom, lipom su lasdom ir tas sniegą tai braukom ir jis atrodo kaip debesis. Toksai tikras powderis, nes pavasarį vis tiek tas sniegas minkštesnis būna, šiltesnis, jis kietas, sunkus. Ir mes ten ir Austrijoje jau su Arnu ten paskutinius ledus gramdėm, tai tokio vėl puraus sniego pajausti buvo užsidegę visi, yes. Ir jo, ir sakė, ir su orais mums labai pasisekė, nes pirmą dieną snigo ir sakė, kad kitą dieną nuo ryto, nuo anksti nakties bus giedra ir bus giedra iki 12 dienos. Tai jo pasidarėm aklimatizaciją, tą lengvą pusdienio, nors jo turėtų būti 2 dienos. Pavalgiam vakarienę, nu ir gerai, reikia anksti eiti miegoti. Nu ir gerai, galvom, skrydis, pavargę, čia pavaikščioje, aukštis, eisim pamiegoti. Tai nuėjome miegoti, nu ten kadangi 2 valandom į priekį gaunasi, tai jau laikas truputėlį susikeitęs ir mes turėjom keltis 4 ryto, kas būtų Lietuvoje 2 nakties. Tai jau taip, jau keistai skamba. Ir ten pavalgiam 6 valandą, kažkur 7:30 visus daiktus susidėjom, susikrovėm kuprinės ir toj. Nu ir 8-9 valandą atsigulėm į lovą, galvom, o kaip miegosim. Ir to jurtai atsigulėm ir akis tačias ir supranti, kad neįmanoma užmigti. Ir nežinau, ar tas kūno nuovargis, o tada ir pasijautė tas oro trūkumas, kad esi aukštai, atrodo, kojas tirpsta ir taip ramiai giliai kvėpuoja ir atrodo, kad oras tavo organizme į minusą eina. Kad tu taip ramybės būsnai kvėpuoji ir kas minutę, kas 2 reikia gilų įkvėpimą padaryti, kad tu vėl prisipildytų degonės, nes bent jau man asmeniškai kažkaip tirpdavo kojas. Suguli lovai, tirpsa kojas ir jo, ir pirmą naktį tiesiog prasivartėm visi iki 2. Aš tai iš viso ten turėjom keltis 4, pusę 3, aš tiesiog gal ir buvau užsnaudęs labai trumpam tokiam negiliam miegė, bet po to pasižiūriu 2:30, nu gerai, 1,5 valandos taip rankas ir tiesiog žiūriu lubas 1,5 valandos, kol kažkas pradėjo judėti. Tai va, atsikeliam, bent jau buvo lengva keltis, nes, žinai, kai nemiegi, tai lengva atsikelti. Ir visi tokios nuotraukos atsikėlė, dužė, nemiegoja, išsigandę, kas čia dabar bus ir dar laukia. Ir pirma diena gan sunki buvo, nes mūsų laukia 6 valandų kopimas. Ir jis nebuvo toks intensyviai status, bet jis buvo ganėtinai ilgas. Apie 7 km jo ir 900 metrų sukilimo. Tai jo, atsikėlėm, susirašėm, susidėjom daiktus ir pradėjom savo lipimą. Tai kaip tie Kazakstano kalnai? Ar yra skirtumas? Jo, ir va tada ryte atsikėlėm, jau buvo išsigėdrėję ir pradėjome, ten priekį pradėjome matytis ant tokie šlaitai, nu dar irgi pradžių kažkaip panašiai atrodė. Nu ir mes pradėjom lipti ir ten taip ėjom tiesiai ir užsisukom į tokį kaip kanjoną. Ir ten iš šonų va tada jau prasidėjo didžiuliai šlaitai, ledynai ir visiškai tokia
remote aplinka, kad aplinkui nieko nėra, didžiuliai ledo gabalai ir tos viršūnės aukštos 4,3 km aukštyje ir kai tave pradėjo sukti tas didelis visas masyvas, tada jau tokia didybė atsirado, nes Alpėse jie aukšti, bet vis tiek ten 3,2 ir ten nėra tiek daug ledynų. Jeigu nori ledyno, tu turi važiuoti ir jie dažniausiai būna apsnigti sniegu ir nesimato, kad žiemą yra ledynas. O ten kaip tik ledo gabalai tokie blizgėjo, nes kai kur ant tiek slidu, kad nesilaiko net sniegas. Tai ten iš šono atrodė ir tokį, kai pradėjom tokių kanjonų eiti iš čia kalnas, iš kitos pusės kalnas, tai labai įspūdingai pradėjo atrodyti ir tada supratau, kad iš tikrųjų, skiriasi tie kalnai, skiriasi. Tai ir pasikeitė nuomonė po to, kai pamatai kalnus, kad visgi reikėjo nuo pat pradžių jau bukintis bilietus. Jo. Tai iš karto dingo visi regretai ir tiesiog, visiškai nesigailėjau ir tada jau, kai esi tenais, ir tada jau pradėjom mėgauti, žiūrėti, lipti, stebėti ir jau būti tenais, kur esam ir net negalvau, kad gal čia nereikėjo nevažiuoti. O kaip pats nusileidimas nuo kalno, ar jautėsi skirtumas kalno statume, ar tai, kad pasikeitė didybė? Pats pirmas nusileidimas, kaip užlipam jau 4 kilometrus ir kol lipom nesijauti ir ten dar vieną šlaitą šone buvo, sakau, gal palipam, nes atrodė kitoj pusėje stačiau truputėlį, klausiu Gido, gal palipam čia ir tada nusileisim per kitą pusę, bus truputėlį didesnis atumas, sako, nelabai, nes jau po truputį debesis pradėjai ir sako, ledas po apačią. Nu, aš tokio kaip ledo jautėsi, kad ledas man yra kietas sniegas po apačią. Tai patirpęs sušalęs daugumai. Ir aš toksai, gerai, pasakė, žinai, mes ten didelę grupę, gerai, ledas, ir tada pradėjom leistis ir pradėjau čiuožti ir realiai po mūsų kojom buvo ledo gabalas. Aš pradėjau kantuoti, ant galinio kantas visiškai nesilaikė ir tiesiog lenta čiuožė žemyn, aš taip prisėdau, su rankom mažiau stabdytis, nes čiuožė ir tada tą sniegą nutryniau ir buvo tiesiog skaidrus, didžiulis ledo gabalas. Tai tada supratau, kas tikrai turėjo omeny ledas ir kad esam grinai ant ledyno, ant didelio ledo gabalo, kur ant jo gal tik tais toks kiekis sniego. Tai va pačioj pradžioj, kol buvom pačioj viršūnėje, ten buvo nupustyta, tai va toj vietoj pasijautė, ką jis tikrai turėjo omeny, kad esam ant ledyno. O po to, kai žemyn leidomės, tai sniegas kaip sniegas. Ir jo, tik tais kas buvo, kad kai lipom, tai jisai buvo labai purus, nes labai anksti pradėjom nuo 5 ryto ir kai užlipom buvo apie 11. Ir tą dieną visai saulė pakepino ir tas sniegas jau sukietėjo. Tai jau kuo žemiau leidomės, tai tuo jis jau toksai kietesnis buvo. Bet vis tiek įspūdinga, kad 7 km užlipom per 6 valandas gal, ir tada tuos visus 6-7 km leidome žemyn. Aišku, nusileidai per 15 minučių. Bet vis tiek visiškai verta. O kiek laiko jūs iš viso buvot? 5 dienas. 5 dienas. Bet man reikia, kad jūs po to ten ir kaip ir nekitėt kalnų? Ar... Mes lokaciją keitėm, mes gyvenom vienam ledynę, Šimbalakį, man atrodo. Nelabai žinau tų pavadinimų, neatsimenu. Nenuostabu. Jo, tai pirmą gyvenom 3,2 km aukštyje jurtose. Tai ten irgi užkelia keltuvai, truputį paeiti šoną ir jau stovi jurtant, tai truputį daugiau civilizacijos. Ten ir jeigu nueini kavinukę, ten ir Wi-Fi'us buvo, ir man ten pusryčius vakarienę padarė, ir tūlikai buvo su vandeniu, daugiau civilizacijos. Tai va 2 dienas ten palaipėm. Jo, 2 diena buvo labai faina, nes atsikeliam dar anksčiau. Irgi ten, kai jau nemėgėjau, iš rezervo einam. Ir atsikeliam 3 nakties, 4 išėjom, tai lipom į tokį koloarą. Gan status šlaitas. Ir pirmą kartą, buvom kates nusipirkęs spyglius ant kojų. Ir pirmą kartą taip lipom tokiu statumu, kad slidės užsimetėm ant, savo tas splitus užsimetėm ant kuprinių ir 5 laipsnių kampu į kalną peškom. Lasdikės rankose, spygliai ir tai va kaip laiptukais visi gražiai lipam į viršų. Irgi per ledyną, kur po apačią žinai, kad ledo gabalas. Tai va ten tikrai buvo įdomu ir toks jau net adrenalinas, širdelė daužus, nes pasižiūri ten žemyn, jeigu ir ridensės, tai visai nemažai ridensės. Tai va buvo įdomu ir kažkaip toks jau atsigavęs, truputį jau su tuo aukščiu, oru susibendravęs, tai ir tas organizmas jau labiau lipa į viršų.
lengviau, tai labai patiko ta antrą dieną. Irgi ir mums su oru pasisekė, atsikeliam ryte, saulė švietė, užkilom, užlipom į viršų, nusileidom ir tik nusileidom, apsiniaukė, visiškai nieko nesimato, tiršta kaip pieno rūkas apie 11 valandą ir jo. Ir dar jo naktį prieš tai pasnigo dar antrą kartą. Bet realiai tai gaudus, kad jūs realiai vienas nusileidimas per dieną. Vienas nusileidimas per dieną. Jo, tai anksti pradedam, anksti baigiam. Tai baigiam kokią 11-12. Mes apie pietus šnekam. Jo, apie pietus. Nes pradedam ten 3-4 nakties. Baigiam 11-12, tai ten viską kol pasidžiaunam, išsidedam, kažką pasnekinam. Jeigu išeina, va tada, kada išeidavo pamiegoti, tai power napo. Tai va, ir tai ten kokią valandą arba 50 minučių atrodo taip, kad tai mėgi, bet tada atsikeli, tai va, šaudavom power napo, tada kažką dar paveikdavom ir vakarienę būdavo. Vakarienę pavalgai, susidedi vėl viską kitai dienai ir vėl gulėti, nesakysiu, kad miegoti. Skamba kaip žiauriai gera kelionė. Jo, labai gera, tai va, tai va 2 dienas praleidom jurtoje ten ant kalno ir 3 dieną turėjom keisti kalnyną savo. Varyti jau kitą visiškai remote vietą, kur gyvensim bunkerį ant kalno, nėra vandens, nėra ryšio, nėra interneto, nėra elektros, realiai nieko nėra. Tai jo, ir grįžom dienai, tai 2 dieną užlipom, grįžom žemyn į miestelį ir turėjom progą pamiegoti viešbutyje. Tai irgi čia ganėtinai gal klaida buvo, nes nusileidom ir iš karto ten nuėjom į dušą, iš karto daiktus susidėjom, smigom ir gan po to, ir tai tas miegas buvo apie 5-6 valandas, nes irgi reikėjo anksti keltis kitą dieną. Ir taip patogiai užmigom, kad nei karto neprabūdom naktį ir kitą dieną, kai reikėjo keltis ir matyt kūnas pavargęs nuo tų 2 dienų. Ir viskas, kojas neveikia, rankos neveikia, kaip zombis atsikėlėm, šokom į mašiną, susidėjom ir mūsų 3 dieną laukė žygis nuo kalno pačio. Ten užveža su mašinom kiek gali ir tada sniegas prasideda ir lipam iki savo tos stovyklavietės, ten kur tam bunkerį gyvensime. Ir ten didelis, pats didžiausias žygis buvo ir kuprinės atrodė jau nusimetėm, nes ten tų kačių nieko nereikės, tai jau palyginus nedaug svorio, bet vis tiek jie atrodė sunkiausia iš visų dienų. Ir diena buvo karščiausia, saulė švietė, tai pradėjom lipti nuo 2,4 km aukščio ir turėjom užlipti 3,4. Tai 1 km sukilimo ir ilgi žygio apie 7-8 km. Saulė kepina. Kūnas atrodo dar jis miego režime, tose patogiose lovose. Kuprinė temis, aš ten nežinau, gal 4 kartus stoviau ekstra papildomai, kad tą kuprinę nusimti, nes man, bet šiaip man dar kaklas prieš kelionę ten standartiškai susirakino, 2 dienas prieš negalėjau pasukti. Tai va tas kuprinės svoris labai nepatiko. Tai tikrai buvo sunkiausia ir kas dar sunkiausia, kai tu lipi ir žinai, kad nesileisi žemyn tą dieną. Tiesiog planas užlipti, įsikurti tam kempe, pamiegoti ir kitą dieną kažkur lipti. Tai jo, bet užlipom mūsų daiktus, kiek kompaktiškai viskas susidėjom, užvežė sniego mocas, ten nelabai daug galėjo daiktų užvežti, tai viską pasidalinom, ko tikrai reiks 100% ir mum užvežė, mes patys su splitais su kuprinėm lipom. Tai irgi. Ir jo, atvarėme visiškai remote vietą, be žmonių, ten kažkur šone buvo ledyno priežiūros, tokia meteorologinė stotis, ten kur vienas kitas žmogus prižiūrėdavo orų prognozes, žiūrėdavo kaip ledynai juda, bet apart to visiškai nieko nebuvo. Toks medinis, kaip metalinis kaip garažas, vidu ten kilimais apdengtas, kad šilumą laikytų, kareivinės lovos 2 aukštės, taip kompaktiškai sudėtos ratuku, tūlikas jokingai pasiemi kastuvą, eini tą keliu už namelio, išsikasi dobutę, užsikasi, grįžti atgal. Tai toks visiškai wild sąlygos. Vandens irgi, kadangi nesitempiam daug svorio, tai pasiėmėm, tiesiog išsikasėm sniego, į puodus, ant ugnies ir tirpdyti. Tai va gyvenom 2 paras tenais. Tai va tą dieną užlipom ir dar 2 nakvynės turėjom. Tai irgi va ten tai iš vis įspūdingai, ten aplinkui vien ledynai ir kadangi jau aukštai gyvenam, 3,0 km aukštė, tai tas sniegas geras, šlaitai, ten tie masyvai kalnų iš vis nesuvokiamo dydžio buvo.
Tai tiesiog vien pastovėti, pasigrožėti toj tyloj. Vakare ėjau ten irgi pasivaikščioti truputėlį aplinkui. Tai saulė leidosi, viršūnės oranžinės, visiškai jokio garso. Vienas ten suliukas buvo padarytas, atsisėdi, pamedituoji truputėlį. Tai žiauriai gražu. Jo, ir tada pamiegojom ir atrodė tokios, patogios lovos, ten vėl power nap pašovėm, va čia tai išeis pamiegoti. Na ir vėl atėjo vakaras, atsigulėm, pagulėjom. Jo, ir kitą dieną išsirašėm lipti. Ir irgi lipom technišką gan lipimą į jau aukščiausią viršūnę, ką esam visi lipę, tai buvo 4136 metrai. Ir atstumas nebuvo toks ilgas, bet jis buvo status. Tai ir daug kikturnų darėm ir irgi užsidėjom kates, net buvo toks ledinis šlaitas, irgi lipom ant ledino, tai ten vietomis mažai sniego, tai irgi su to kirvuku kasiesi į ledą, dedi atsargiai spyglius, kad nenusiristum žemyn ir lipi viršų. Tai va ten buvo tikrai geriausias sniegas, smagiausias lipimas, techniškiausias tokių įgūdžių reikalaujantis. Ir jo, užlipam į viršų. Bet tu kažkokios alpinizmo patirties neturi? Techniškai tokios kvalifikuotas ne. Bet jo, esu kalnuose vasarą laipęs ir v Amerikoje buvęs ten vasarą, kiek lipdavom, tai lipi, tai daugmaž tą kalną pažįsti, žinai, ko tikėtis, žinai, kad reikia būti atsargiai. Nu ir nebuvo toks, kad pirmą kartą lipu į kalną. Nes aš mačiau jūsų istorius tą savaitę prieš iškeliaujant, kai tiek tu, tiek Marius po tiltų treniravotės. Jo, tai va ten va ir buvo, Mariaus draugas buvo ir jisai bent jau galvom, nes nereikėjo praaišų, virvių visų, tai galvom, kad jau turim, tai bent jau reikia žinot, kas su jais daryti. Tai ten iš mūsų 8, varėm 8, susirinkom 4, bent jau pusę, kad jeigu ką viens kitam parodysim, tai lengvai pasidarėm tokius apmokymus, bent jau kaip mazgus rišti, kaip tą tokią prusiko ten mazgas rišti, kad savisauga laikytų ir kaip žinoti, kur ką laikyti. Nu ir ką daryti, ten ledo varžtą turėjom, kad bent jau kai atvarysim, kad gidai negalvotų, kad mes čia visiškai iš medžių iškritę. Aš nežinau, kaip tau pačiam tai skamba, bet realiai snowboardinimas su apraišais, katėm, kirvukais, ten, kur nėra nei vieno aplinkų žmogaus, skamba žiauriai geras tripas. Labai tikrai geras buvo. Tikrai nepakartojamas, tikrai pakol kas tokia rimčiausia ir geriausia, įspūdingiausia kelionė, kiek esu buvęs. Čia, kuomet būna žiūri visokius alpinizmo ar snowboarderių video, YouTube'ai filmus, kaip jie keliauja, lipa ten su katėm apraišais. Tai dabar pats pafilini. Ir tu ten matai, kad jie dar statesnius šlaitus lipa. O tu ant tokio šlaito jau survivini, aš ten įsiduoju, kaip jie ten dar aukščiau stačiau lipa. Aš nebėjau, kad tiesiog daug metų patirties. Taip. Jo, ir gidai, ten jokingai dar buvo vienas momentas, ten jau vieną iš paskutinių dienų klausiu, sako, kelinta šiaip čia jūsų kelionės plitų? Sakom, tokio skituringo. Sakom, 2. Jie taip žiūrimų, sako, 2 kelionė ir toks kalnus varat. Ir mes, jo. Nes buvom prieš tai Bachmare, kur ten toksai kaip ir, visai yra visokių šlaitų, bet palyginus su čia tai ten easy modas. Nes ten 2 valandas namelis, iš karto 2 valandas palipi viršų, nusileidė. Tai čia jau toksai buvo tikrai hard modas. Tai taip nustebę buvo ir sako, jo. Ir šiaip jie sakė, kad tokių kelionių nelabai organizuoja, nes tai yra gan intensyvus krūvis. Tu atskrendi, nusileidi, iškart kyli kalną 3 kilus ir kitą dieną iš karto lipi. Tai jie patys sakė, kad reiktų aklimatizuotis, reiktų pabūti, užkilti truputėlį, nusileisti, pabūti toje atmosferoje, kad daug lengviau būtų lipti ir galėtum labiau mėgautis. Nes buvo, kam irgi, man irgi spaudė galvą, bet kažkaip stengiausi be vaistų, bet buvo kas aspiriną gėrė, turėjom dar diokarbą nusipirkę, kad ten labiau skaidytų tą anglies, man atrodo, anglies dioksido organizmą, kad kažkaip organizmas labiau pasisavintų tą deguonį. Tai ir va tuos buvo kas šovė, nes tikrai ten jaučiasi, kai lipi, kad pulsuoja, čia va spaudžia, man irgi paskutiniam dienom buvo čia spaudžia, toks lengvas irgimo požymiai. Na, aš kada susidūriu, tai aš atsimenu, kad buvo labai sunku, kad tu bandai įkvėpti ir atrodo įkvėpinėjai, bet neįeina oro į vidų. Jo. Yra tas, kad truputėlį ir tokia taip
Atrodo, kad, kažkaip man taip labai nebuvo, bet kitur esu buvęs kalnuose žemiau, bet gal intensyviau lipau, kad atrodo bandai įkvėpti ir tau neina įkvėpti. Ir tokia panika. Ir atrodo įkvėpi ir negauni to degonės. Tai baisus momentas. Žinau, susidūriau su tuo. Aišku, aš kada galvojau, ko tavęs paklausiu, aš buvau susidėjęs galvoj planą vienaip, tai dabar noriu grįžti atgal prie Austrijos. Taip. Tavo ir Arno kelionės ir splitboardinant, bet labiau ne dėl pačios kelionės, dėl YouTube video. Kur varėm. Tu pradėjai kelti YouTube video. Vienas buvo atsimta nusileidimas bekelė per miškus kažkokiu grioviu. Shortcutas iš Latvijos. Tai ar mes lauksim daugiau YouTube video iš tavęs? Turiu vieną iš Kazakstano. Kažkaip truputį ten tingiau filmuoti, labiau mėgausi, bet vieną dieną, kai lipom antrą dieną į tą koluarą, tai aš ten viską su savo, nes nusipirkau naują kamerą. Tai va dėl to pradėjau kelti daugiau, nes mano ten GoPro žiemą visą laiką išsijungdavo, tai ten pusę medžiagos turi, pusę ne ir pusę nukirpta geriausiose vietose. Klasika. Visada taip. Tai didžiai nusipirkau ir patenkintas ir viską išeina nufilmuoti, baterija neišsikrauna, vietos yra. Tai jo, turbūt daugiau pradėjau filmuoti ir lipam antrą dieną kaip į tą koluarą, man ten taip patiko, kad aš viską filmavau ir kai turėsiu laiko prisėsti, tai dar kelsiu tokį. Nes aš atsimenu, kad aš tavo ir Arno tą kelionę, nusileidimą ir visą splitboardinimą. Man reikia, aš buvau trečias žmogus, kuris pasižiūrėjo. Pirmas, kuris palaikinau ir ryte su kava. Tai gali būti, kad ir pirmas, kur pažiūrėjai, nes pirmas pažiūrėjau aš, su broliu pažiūrėjom per šitą teliką. Tada Arnui numečiau ir tada tu man pats, kur aš net nerašiau, tu man pats parašai, Simai ten geras video. Ne, Simai gerai papuolėt su Arnu, kažkaip tai parašai. Aš tiesiog kiekvieną rytą atsidarau YouTube, pasižiūrėti savo, ką followinu ir kada pamatau video iš tavęs, ne tiek ir daug keli, kad po metų kokį vieną įkelį. Šnekant apie video įkelimus YouTube ir metus, ir realiai dabar, kada mes šnekam, tai prieš 4 dienas buvo metai, kuomet mes išleidom Spaced Out'ą. Lygiai metai. Metai ir 4 dienas. Jo, nesgi pavasarį buvo. Taip, gegužės 4 dieną. Kokie tavo prisiminimai apie Spaced Out'ą? Sunkus darbas. Nes dabar... Daug skausmo, sunkus rytai, bet jo. Nes dabar tu pasakai apie Kazakstaną ir aš klausau ir tu sakai, kad 3 dieną jau ten rankos, organizmas, kojos nebelaikęs, stoti iš lovos sunku. Ir aš pagalvojau, kur man tai girdėta, nes splešė buvo lygiai tas pats. 3 dieną tu stojasi iš lovos ir nugriuvai. Bet splešė daug sunkiau buvo, galiu pasakyti. Noriu pasakyti, kad splešė savaitę wakeboarding buvo sunkiau negu Kazakstane? Jo, Kazakstane. Splešė tą savaitę buvo sunkiau negu Kazakstane, nemiegojus ir lipant į 4 km aukštį kaldas. Kuo? Nežinau, tas veikas iš tikrųjų daug daugiau jėgų reikalauja, nes rankos anksti keltis ir mes nueidavom miegoti, nes kadangi vasara, taigi mes neeidavom miegoti. Net ir gulėti to, kad jau kūnas ilsėtųsi, neidavo, nes aš tai dar dirbdavau asmeniškai, kai 8 valandos ten treniruodavau, šokinėdavau ir jūs irgi ten čilindavot, kažką veikdavot. Ne, man be pigų būdavo, aš tiesiog čilindavau. Tai Aurimas irgi kažkur ten kažką blūdydavo. Aurimas tai dirba, jis įvažiuodavo į darbą. Į ofisą, tai va. Ir mes vakare dar kažką pasiplanuodavom, kitos dienos planus ir neidavau užmigti, nes kada mes ten filmavom. Rugpjūtį. Rugpjūčio pradžią, tai dar nėra tamsu. Taip, o miegoti neįsi, kol dar ratas. Kol dar. Tai ten eidavo miegoti 11-12, keldavomės irgi 4. Po night shoot'o visi. Po night shoot'o iš pusė 2 regis. Jo, ir fiziškai tas wakeboardas labiau, nes vis tiek daugiau šokinėjai, daugiau tie impaktiniai raumenys jaučiasi, pečiai, rankos ir vis tiek ten tą pat, ir vis tiek sunkius triukus ganėtinai darėm tą, ką mes sugebėjom tuo metu. Tai ir labai daug fizinio ir tokio moralinio, perlip per save, varyt dar dviese ten, žinai, kad filmuoja, ten saulė kyla, geriausias laikas, tai ir daug labai intensyvių momentų buvo. Aš karts nuo karto prisimenu tą savaitę, tą visą filmavimo procesą. Man labiausiai, aš kiekvieną kartą prisimenu, kai pagalvoju, kiekvieną kartą prisimenu Marių po pirmos dienos. Nes jisai įsivaizdavo, kad... Vienai dienai. Ja.
Ir atsimenu jo nuostabą, kada mes visai, ne, tai čia 5 rytai. Jo, tai Mariau Kiritojus. Ką? Kiritojus? Nu jo, tai čia Mariau 5 dienas mes. Ką? Nu ir supratais, kad papuolė jau. Ja, bet aš asmeniškai labai džiaugiuosi tuo video, kuris pasirodė. Man, jeigu neklystu, 6,7 tūkstančio peržiūrų. O, daug. Jo. Tai man, tai čia atrodo kosminis skaičius, tikrai. Ir aš vis tiek, aš labai iki šiol stebiuosi, kad mes gavom John Dreilingo balsą. Jo. Kas profesionalus lygio video jau gavo. Ja, ir čia iš tiesų buvo Dorotėjos idėja, nes jinai pasiūlė, tai gal kažkam iš wakeboarderių parašyti. Nes pradžiai ten bandėm AI balsus dėlioti. Ja, bandėm dirbtinį intelektą, obviously. Man regis ir montuojant aš naudojau kaip placeholderį dirbtinį intelektą iki kol. Ir aš atsimenu labai gerai, kaip mes parašiau iš John Dreilingui. Kūrėsim video, ieškau balso ir jis parašė gladly, jo. Glad to help. It would be honor. Ir toks, aš jį esu kalbėjęs su jo podcast'e, bet tai nereiškia, kad aš jį pažįstu ir panašiai. Tai va tas labai, tas iš karto sutikimas padėti, labai faina buvo. Jo, jis labai community prisideda, buvo pas mus veikinė, tai gyvai pašnekėjau, tai tikrai labai draugiškas, labai cheerful ir save ten pafilmuoti, ir kitus pafilmuoti, ir labai taip padėti kažką patarimų, duočiai pabendrauti. Tai irgi, kai tu pasakė, kad Dreilingas, buvo, oh my god. Bet aš neatsimenu, ar aš jums sakiau, ar aš jums paleidau audio pirmiau. Audio, man atrodo. Man regis, kad aš demo video buvau padaręs. Jo, ir kur tada klausai ir toksai, wait, what? Ja, ir iš tiesų aš John Dreilingo balsą, aš stengiausi visiems, kurie žinojo, kad dirbam ties šituo, stengiausi laikyti nuošaliai, niekam per daug nepasakoti, nes man labai buvo įdomu per premjerą pamatyti, kada pabaigoju, tipo voiceoveris, John Dreilingas. Tai this is real. Aišku, aš per premjerą nieko nemačiau. Jo. Blackoutas. Aš ko gero niekada, nes nebuvau toks excited. Nepavadinčiau, aš jaudinausi. Aš žiauriai jaudinausi. Ja. Ir aš atsimenu... Nu jo, ten visas renginys. Aš net nepasiruošiu nieko, ką sakyti. Nes galvoju, prieš kamerą kalbu, tai pakalbėsiu, nes ne. Ir aš neatsimenu nieko, ką aš pasakoju. Aš tik atsimenu, tiesiog, kad buvo graži diena, susirinko daug draugų ir mes tiesiog pristačiau savo video. Aš irgi atsimenu, mes Aurimu prašėm tavęs, kad nereiktų šnekėti ar net nereiktų atsistoti priešais visus. Nu, aš tų klaidų padarai, nes tu tiesiog praeinėjai tuo metu. Nu, bet čia... Pats tau pasišypsojau. Ačiū, malonu. Ja, bet aš atsimenu... Jo, labai... Šiaip visa emocija buvo labai faina ir vat, ko gero tai yra dalykas, kad man labai trūksta to Lietuvoje, tų visų action video. Ir tokių rimtų projektų, nes jo, visi dabar... Ant Reelsų, tokį greitą Reelsuką susukti, 5-6 triukai, pats tą darau. Bet jo, man labai patiko toksai, kad tu gilesnį, didesnį projektą darai. Ir su tikslais, ir daugiau stengiasi. Nes ten Reelsą būna, ten per porą dienų kažką padarai, triukus sudėti. O čia ir planuoti, ir organizuoti, ir komanda visa, ir daug. Tai man pačiam čia buvo didžiausias projektas, asmeninis projektas, prie kokio dirbau. Bet realiai Speistautas ir gimė iš to, nes aš mačiau, kad niekas to nedaro. Taip, kars nuo karto... Ten Bosport, taip. Taip. Kazicko yra irgi... Kazicko, Boiko prieš daug metų yra padaręs, kuri aš tuo metu, kaip Marais dar buvo tai pradėjęs wakeboardint. Mačiau, man čia buvo wow, amazing. Bet daugiau niekas nedaro. Tai dėl to ir video apdovanojimai vandenlenčių atsirado. Nes buvo apdovanojami ir po to mes jau darėm Spaced Out. Taip. Nes kaip aš galiu organizuoti renginį, jeigu pats nieko nedarau. Tai iš esmės visą tai gimė iš tos pačios vietos ir tuo pačiu realiai galiu pasinaudoti progą dabar ir pasakyti, kad šiemet bus daugiau informacijos, bet organizuosiu dar vieną video konkursą. Mes plečiamės. Nesiplečiam, didėjam.
bus daugiau sportų. Okay. Bus daugiau sportų, informacija turėtų birželio pradžioj pasirodyti. Okay. Ir reikia pradėti ruoštis. Ir bus daugiau sportų, bus nugalėtojų irgi daugiau, jeigu žiūrint pagal skaičių. Ir tai birželio pradžioje bus informacija, visą paskelbsiu. Ir noras yra išsiplėsti į visas pusės. Ekstremalius sportus daugiau paimti. Daugiau ekstremalių sportų, nes mes turim dviračius, turim rielintis, pirtukai, veikbordai. Ir tikrai gerų atletų turime. Mes turim žmonių, kurie filmuoja, gerai filmuoja, bet kažkaip nesueina. Tiksliau, net jeigu ir sueina į bendrą, to rezultato nėra. Gal nėra dėl ko tą daryti ten. Tai aš labai tikiuosi, kad šitas duosi priežastį, dėl ko padaryti gerą projektą. Taip, nes kuomet vyko vandenlenčių apdovanojimai, aš sulaukiau 14 video. 14 video aš gavau, kas aš tikrai nesitikėjau pirmą kartą darydamas, kad sulauks 14 video. Nemažai. Ir čia buvo vienas sportas. Dabar bus 5 sportai. Tai čia didelis darbas. Taip, čia didelis darbas. Aš dirbu ne vienas ties šituo. Labai nice. Tai mes dirbam, ruošim visą informaciją, visas taisyklės, timelines ir panašiai. Bet čia bus 5 sportai ir tikiuosi, kad žmonės dalyvaus, nes net ne dėl prizo, tiesiog, kad parodyt visi bendruomeniai, kad kažkas kažką daro, nes tai yra bet kuris video apie ekstremalų sportą, mano manimu, yra meno kūrinys. Taip. Tai aš tiesiog noriu, kad tų meno kūrinių daugiau atsirastų. Labai, labai, labai įdomu. Šitau. Birželio pradžioj turėtų pasirodyti informacija, dar liko porą niuansų paruošti. Ir bus ir daugiau laiko negu praeitą kartą. O praeitą kartą kiek ten? Aš atsimenu, kad net turėjau idėją, bet nespėjau jas įgyvendinti. Vandenlenčių video apdovanojimai turėjo 1,5 mėnesio nuo pradžios iki pabaigos. Tai ten buvo labai trumpas laiko tarpas. Ir plus tas laiko tarpas buvo vasara. Vasarą tikrai niekas nesidės nemontuos. Tai dabar bus gerokai daugiau laiko. Tai galima bus filmuoti vieną, montuoti. Galėsit jau vasaros sezonui pasibaigus galėsit montuoti. Nice. Ir jeigu viskas bus pagal planą, tuomet visi bendrai susitiksim, pažiūrėsim nugalėtų video, pabendrausim. Sunku dabar dar sakyti, nes dar yra labai labai per anksti. Aš irgi norėčiau, bet, žinai, reikės pažiūrėti. Bet tikslas yra suburti visų sportų bendruomenės į vieną vietą, kad nebūtų vandenlentininkų grupė, dviratininkų, o kad visi būtų kartu ir švęstų tiesiog ekstremalų sportą. Nes nėra tokių ir nesugirdėjęs, kad Lietuvoje taip. Lietuvoje, mano žiniomis, Lietuvoje tai bus pirmas kartas. Taip. Aišku, vandenlenčių video apdovanojimai irgi buvo pirmas kartas Lietuvoje vandenlenčių istorijoje konkursas. Čia bus ekstremalų sporto. Nebent aš neatsimenu ir vaikystėje Adrenalinas televizijos laidai, tie, kurie esate per jauni, tai buvo televizijos laida apie ekstremalų sportą, su kuria aš užaugau. Taip, nebent jie yra organizavę kažką tokio. Tai, bet sakykime, šiandieniniam sportui to nėra ir aš tikiuosi, kad žmonės sukurs video. Bet vėlgi, daugiau informacijos birželį, grįžtant prie tavęs. Prasideda vasaros sezonas, tu grįžai iš Kazakstano, vos netiesiant vandenlentės. Big parką. Ko šiemet laukiu vandenlentės? Kokie tavo šių metų tikslai, norai? Šiaip aš buvau, pernai metais buvo toks vasara, ganėtinai užimta buvo, labai geri orai ir nemažai darbų pasiėmiau, tai beveik visą vasarą pradirbau. Ir pradėjau plaukti tik tais rugsėjo gale, spalį ir lapkritį. Ir ten mažai tų šiltų dienų buvo. Ir žiauriai užsihypinau, nes daugiau laiko savo pradėjau ir ten progresuoti. Ir taip baigiau tą sezoną su tokiu hypu ir kaip tik šiemet galvau, bus daug varžybų, stengsiuos, nuo pat pirmų dienų jau apšilinėsiu rimtai, ruošiuos. Tai va tikiausi, kad bus nemažai varžybų ir daug juose išeis dalyvauti. Bet va grįžau. Red Bull'o nebėra, tai automatiškai veikvėjų T-Linesų atkrentamųjų nebėra.
Tada ir nemačiau, kad organizuos dabar sezono pradžią, tai jau sezono pradžios varžybų nebėra. Tada gal dar paskels, bet ir Kaune nemačiau, kad būtų T-Linesai. Mūsų hackeris irgi katintas. Tai toksai buvo biški pakol kas down. Tiesa, jo, varžybų. Nes mačiau tik vienintelės rugpjūčio 30 dieną 3.13 bus T-Linesai. Tai šiuo metu yra vienintelės varžybos, kurios yra paskelbtos. Aš dar nežinau, per daug nesigilinau 3.13 Switch, birželio. Switch, bet ten labiau international. Ja, vat, aš ir norėjau klausyti, aš nepasidomėjau, ar tai labiau yra invitational, ar... Ten yra tai ten nori padaryti alternatyvą, kadangi nebėra Red Bull'o ir aš žinau, nesu girdėjęs, kad yra tam tik... kad kai kas yra nusipirkę bilietus, nes galvoju, kad Red Bull'is bus iš anksto. Ir tą savaitę jau kaip tradiciškai... Rider turime. Jo, Rider. Ir tą savaitę... Kiek jau Red Bull'is vyko metų? Bijau sumeluot, bet man atrodo 10? 10? Ar Lietuvoje vyko? 11? Big Duelis. Big Duelis Lietuvoje vyko 11 metų. Man atrodo, žinau, kad mes kuomet komentavom, Oho. aš tik neatsimenu, kurie metai, kad buvo. Nes aš domėjausi, nes aš irgi dėl Big Duelio informaciją, sulaukiu informacijos, kad kaip ir žmonės kalba, kad nevyks. Ir tai galvojau, kad reikia padaryti, žinoma, video apie tai. Ir kiek domėjausi, anksčiausiai, kiek atradau, tai buvo 15 metų, man regis. Tai dar veikvėjas buvo 2-0. Ir tai buvo Red Bull International vyko? Felixas buvo vienas ar teisėjas, ar komentavo. Oho. Ir atsimenu, kad jie tada lietuviai gavo bilietus į Barceloną keliauti. Okay. Bet vėlgi, reikia... Jo, spėjau Martyną reikia pasikvies išlieka čionais ir paklausinėt. Nes realiai anksčiau 14 metų vienai per kitaip negali būti, nes pirmieji Wake Parkai Lietuvoje atsirado 14, apart Salotės ežere 11, bet parkai, kurie dabar yra, tai 14 metais. Anksčiau 14 metų tikrai negali būti. Ja, bet daug. Jo, tai daug metų, tai manau, kad ir tie raideriai yra, žinau, kad tas Big Duelis vyks tom dienom, tai pabandė tas Switch varžybas padaryti, kad vis tiek palaikyti tą visą vibe atmosferą. Ir pernai metais jie buvo padarę, aš gaila nebuvau kaip tik, nes dieną prieš vyko oro triukų varžybos. Ir ten sakė, ir iš raiderių komentarų, ką Instagram'e mačiau, ir visi, kas buvo, sakė, geriausias veiko renginys vos ne istorijai buvo. Nes ten hypo lygis maksimalus, sendo lygis maksimalus, ten visi ką galėjo, prieš didžiasias varžybas ten pasitaškė kiek. Aš buvau tą dieną, aš sėdėjau tenais. Va, galiu papasakoti. Ten, žinok, sunku nupasakoti, nes aš niekada negalvojau, kad pirmas dalykas su vandenlentį darant oro triuką, įmanoma taip aukštai pašokti, įmanoma tiek daug nuskrist, atlikti tokias rotacijas, tokius kombo. Tai kosmosas. Ten, ir atrodo krešai, aš esu iš oro triukų turėjęs krešų, dėl kurių aš nebedarau oro triukų. Taip. Bet kada tu matai, kad ten Liamas iš double, ten, aš net nežinau, double, aš čia vardinsiu, kad antrumą, nes aš nežinau net kaip tai vardinti, pareina iš silpų, iš bato, atsistoja ir eina į doką vėl daryti ir antrą kartą taip pat. Tai tu visiškai pradedi vertinti tuos pro riderius kaip, jie moka crashinti realiai. Tai bet pats renginis eventas buvo tikrai įspūdingas, buvo įdomu matyti tuos oro triukus. Aišku, buvo faina matyti nugalėtojus su mano darytais prizais rankose. Kas be ko. Ja, ir tada kitą dieną, nes man reiks ketvirtadienį vyko. Tai penktadienį. Šeštadienį varžybos. Šeštadienį. Tai dieną palsėjo. Dieną palsėjo ir tai buvo main varžybos. Tai va, ir grįžtant prie to Switch'o, kurį daro 3.13. Tai va, yra ten pagrindinė kategorija oro triukų competitionas. Tai... Ir dar komandiniai triukai. Tai turėtų būti labai irgi, planuoju važiuoti pasižiūrėti, tai turėtų būti labai spūdingas, tokio labiau pasimėgavimo, nes oro triukai ir komandinis plaukimas tai daugiau kūrybos,
daugiau išėjimo iš rėmų tų standartinių varžybų, tai manau, kad ir jeigu atvarys tie raideriai, kurie atvarydavo į Red Bullį, tai... Aš kiek esu mačiau listą, tai jo, dauguma bus tų pačių raiderių. Jau yra listas tų varžybų? Ar aš Ventį mačiau, dabar neatsimenu. Bet aš mačiau porą bent jau nuotraukų, tai gal coveris buvo... Nu tai varysi, jau viskas. Gal irgi važiuosi tu? Manau, kad reikia net mesti šitą variantą. Jo. Bet man įdomu, pavyzdžiui, komandinis varžybos, ar jis bus kaip Milane vyksta 2.0 sistemai, kurie ant vieno karučio kartu plaukia. Ar vienas paskui kitą, ar kaip bus verta. Tai aš manau, kad tikrai, nepaisant to, kad daug varžybų panašu, kad nevyksta, bent jau kol kas nėra informacijos, kad vyks daug varžybų Lietuvoje. Vis tiek mes turim įdomias varžybas, kurias verta aplankyti ir verta pažiūrėti. Taip. Nes vėlgi tai yra kažkas naujo. Taip. Ir kai atvažiuoja pasaulio lygio šitie raideriai. Tai mums tiesiog lieka džiaugtis, kad Lietuva pritraukti tokį lygio raiderius. Tai va, nuo atsarginių žaidėjų suliuko pasižiūrėsim. Gerai, tai aš manau, kad mes čia beveik jau valandą šnekam, kas iš esmės, man atrodo, yra ilgiausias pokalbis mano nufilmuotas. Ilgiausias, bet jaukiausiai ir ačiū. Smagiausiai praėjęs. Ačiū. Tai taip, tai nežinau, tai aš manau, kad jokios pabaigos fans net ir nedarysiu, o tiesiog... Žiūrėsim, ką atneš vasaros sezonas ir pasimatysime ant vandens. Kaip visada. Žinot, kur rasti mus. Iki. Ačiū, Mantai. Iki.